Sveiki. Šią savaitę įkišau ausį į spaudos konferenciją po susitikimo vyriausybės komisijos skirtos koordinuoti 3 dalykus – sinchronizaciją, elektros gamybos plėtrą ir Astravo atominės elektrinės stabdymo priemonės. Ir štai ką išgirdau. Šiandien posėdis buvo skirtas trečiajai daliai, kalbėjome apie Baltarusijos atominę elektrinę. Buvo pristatyta medžiaga komisijos nariams, statistika ir duomenys apie tai, kokie srautai, kokiais pjūviais pasiekia Baltijos šalių rinkas ir kokias pasakmes tai turi. Ir šiandien su apgailestavimu turbūt tenka konstatuoti, kad praėjusios vyriausybės kadencijos metu nebuvo sutarta dėl metodikos, kuri atlieptų Lietuvoje galiojantį įstatymą draudžiantį Baltarusijos atominės elektrinės energijos pirkimą, todėl... Išvatyčiau, aukštielninkas, negi mes to dar neišsiaiškiname? Aš maniau, kad išsiaiškiname. Nu gerai, tai dar kartą. Pasižymėkime tiesą čia dar vieną dalyką, kol nepabėgom nuo šito klipuko. Štai premjerė teigia, ir tai daro visiškai teisingai, kad įstatymas draudžia elektros energijos pirkimą. Įstatymą draudžianti Baltarusijos atominės elektrinės energijos pirkimą. Ir jau netrukus čia jai antrina energetikos ministras Dainius Kreivys. Kaip minėjau, šiai dienai ir buvo pristatyta komisijoje, kad didžiulis srautas šiai dienai teka per mūsų pasienį, juo yra prekiaujama ir toks didelis elektros kiekis pirmiausia griaus mūsų pastangas vystyti savo energetiką, gali atitolinti sinchronizaciją bei pažeidžia Astravo įstatymą. Čia yra pažymėtini 2 dalykai. Tai, kad tai buvo pristatyta komisijoje ir tai, kad šiuo metu elektra yra prekiaujama ir taip žinoma pažeidžiamas įstatymas. Na, yra dar vienas, trečias svarbus dalykas, bet prie jo grįšime vėliau. Pasisakymas apie prekiavimą yra keistas, nes štai ką ministras sakė dar vasario viduryje. Dėl licencijos atimimo Lietuvoje nieks tą elektrą Lietuvos prekybos zonoje nieks neprekiauja. Kada, kur jis čia taip sakė, paklausite? Pamenate, praėjusioje šio žanro laidoje aptarnėjome, kaip energetikos ministras už uždarų durų pristatė slaptus duomenis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, po jo stojo prieš kameras ir pareiškė faktiškai tą patį, ką sakė ir pastarojoje spaudos konferencijoje. Mes tą elektrą sunaudojame ir su ją sumokame. Pinigais išvertus tai beveik yra 4 milijonai eurų. Žvilgtelėkite prie progos į tinklalaidės serijų sąrašą, negirdėjote, pamatysite pirmąjį Energy Oped epizodą per 3-4 pozicijų žemiau šios, bet dabar atsitraukti tikrai nebūtina. Tuomet, vasario pradžioje, išstojimu prieš kameras ministras manė užtikrintai pademonstravęs, kad dirba. Bet viešoje erdvėje kilo šiokių tokių klausimų dėl švelniai keistos ministro pozicijos, dėl neaiškaus slaptumo ir dėl viešo dergimosi su kaimynais. Kitaip tariant, ministro žodžio įtikinti tautą neužteko. Tad buvo surengtas nedidelis komunikacijos sprintas. Buvo suorganizuotas iki tol slaptos analizės pristatymas, duomenys buvo tiesa kiek suapvalinti, bet esmė buvo išdėstyta. Po to vyko ministro pokalbis su Latvijos ekonomikos ministru telefonu ir spaudos konferencija žiniasklaidai po jo. Aš patekau į tarpą tų žurnalistų, kurie visame tame sudalyvavo, bet mano indėlio daugeliu atveju ten visai net ir nereikėjo, nes kolegos atėjo tinkamai pasiruošę ir tinkamai nusiteikę. Na, jeigu mes turime tikslius duomenis, kodėl nėra bendrovių, kurios turėtų parasti licenciją. MPS pamatiniam algoritmui, perkama ten, kur pagaminama, parduodama ten, kur suvartojama rytas. Šios metodikos visas techninės detalės juk rengia ir Litgridas. Atsiprašau labai, tai aš iš jūsų atsakymą teisingai suprantu, kad Baltarusija bent tiesiogiai naudos negauna iš to, kad jos elektra yra suprekiaujama. Vidmantas Grušas sakė, kad, cituoju, mes esame pakankamai užtikrinti, kad tas perteklinis srautas ateinantis į Lietuvą iš Baltarusijos iš tikrųjų ateina iš Rusijos. Įstatymas yra pažeidžiamas, ar bus kas nors nubaustas, ar bus atimtos. Ir paskutinis perklausimas šią temą, tai suprantu, kad įrodymų, kad Baltarusija gautų finansinę naudą iš tokios prekybos schemos jūs neturite, ne? Nesikabinėsiu prie ekspertų, nes tai reikštų, kad ministro manevras pastumti juos ant bėgių prieš važiuojantį traukinį ir taip nukreipti dėmesį nuo jo paties suveikė.
Be to, vidutiniškai bent pusantro iš tų 2 žmonių praktiškai neturėjo kitos išeities, kaip tik ten būti. Ką jie papasakojo ir kas nėra labai ginčiama, rusiškos elektros importas į Baltijos šalis išaugo labiau nei norėtųsi. Ir galbūt būtų galima ką nors dėl to padaryti. Tai, nors ir faktiškai tiesa, nėra to paties ministro vedamo pokalbio dalis, tad atidėkime tai į šalį. Jo labiau, kad ministras po pokalbio su kolega iš Latvijos pasakė šį tą įdomesnio. Dėl licencijos atėmimo Lietuvoje nieks tą elektrą Lietuvos prekybos zonoje nieks neprekiauja. Ir mūsų reguliatorius būtent išduoda licencijas ir leidimus prekiauti mūsų prekybos zonoje. Tai mes iš nieko negalime ir atimti. Ministro frazė apie visgi neperkamą elektrą Lietuvoje taip garsiai per šalį nenuaidėjo kaip ankstesnė frazė apie perkamą baltarusišką elektrą Lietuvoje. Bet licencijos nėra iš ko atimti, nes niekas tą elektrą Lietuvoje neprekiauja. Na, sakysite, neprekiavo tuomet, prieš daugiau nei 2 savaitės. Ar šis naujas pristatymas vyriausybės komisijai gali būti paremtas naujais duomenimis? Abejoju. Mat Astravo jėgainė pastaruoju metu yra išjungta. Tad jie labai daug naujų duomenų pateikti kaip ir negalėjo. Regis, čia yra kažkoks dėsningumas. Ministras komisijose už uždarų durų šneka vieną, o viešai, paspaustas žurnalistų, sako jau ką kitą. Bet štai jums rezultatas. Nebuvo sutarta dėl metodikos, kuri atlieptų Lietuvoje galiojantį įstatymą. Įstatymas draudžia pirkti, draudžianti Baltarusijos atominės elektrinės energijos pirkimą. Mes tą elektrą suvartojam ir už ją susimokam. Mes tą elektrą sunaudojam ir su ją susimokam. Tada vasario viduryje čia tą elektrą niekas neprekiauja. Nieks tą elektrą Lietuvos prekybos zonoje nieks neprekiauja. Ir štai kovo pradžioje vėl prekiauja. Srautas šiai dienai teka per mūsų pasienį, juo yra prekiaujama. Aš tokį nekuklų klausimą turiu. Jei ministras negeba susitarti pats su savimi, tai ant kokio pagrindo yra formuojama visos Lietuvos pozicija šiuo klausimu? Pozicija, turėkime omeny, už kurią krūtinėmis stojo ne tik energetikos ministras, bet ir užsienio reikalų ministras ir prezidentas, o dabar ir premjerė. Neturiu jokių ypatingų įžvalgų į vyriausybės narių tarpusavio santykius. Bet matau čia ribotą skaičių variantų dėl to, kas čia darosi. Pirma, ir labai tikėtina, aš durnas ir viskas čia yra neteisybė. Tiesa, turėsite paaiškinti kaip, nes pats nesusigaudysiu. Antras variantas, galbūt čia yra vyriausybės kieta derybinė pozicija. Tarkime, taip ketinama išsimušti griežtesnę Baltijos šalių poziciją būtent rusiškos elektros importo atžvilgiu. Tik importo apribojimams, rinkos saugojimai niekas iš esmės neprieštarauja. Tai kam čia tas gudrumas slepiantis po Astravu, ypač kai jis visų jau permatytas kiaurai. Na ir galiausiai, galbūt čia Ingridos Šimonytės visai nereikia traukti. Manykime, kad premjerė yra delegavusi energetikos klausimus žmogui, kuriuo pasitiki, ir jos pozicija pagal nutylėjimą yra Dainiaus Kreivio pozicija. Tuomet keista, nes Dainiaus Kreivio pozicija nesutampa su Dainiaus Kreivio pozicija. O jei rimčiau, nėra jokios gėdos premjerė pripažinti, kad nelabai giliai suprantate energetiką. Nebūtų naujiena, jūsų pirmtakas irgi nesuprato. Jis be kitų nuotykių kurpia planą chuliganą Astrave statyti dujinę elektrinę. Tad mes jau žinome, kaip atrodo neišmanimas. Ir žinome, kaip atrodo vartymasis iš neįgyvendinamų pažadų. Iš tiesų, noriu įžvelgti tik gėrį žmonėse. Todėl manau, kad būtent tai čia ir vyksta. Perdėm entuziastingas bandymas tuščiais variklio sūkiais pridengti visas tas vyriausybės programos vietas, kuriuose įrašyti žodžiai totali Astravo atominės elektrinės blokada. Nebegrįšiu prie aiškinimų, kaip mano pozicija nėra užsakyta Interrao. Nekalbėsiu ir apie kylančias potencialias grėsmės sinchronizacijos projektui, visą tai aptarėme praėjusį kartą ir niekas čia nuo to laiko nepasikeitė.
Šį kartą noriu pažymėti, kad terliojimasis su klausimais, kurie realiai turėtų būti sprendžiami techninėme lygyje, jau turi realių pasiekmių šalies geroviai ir energetiniam saugumui. Štai tas trečias dalykas, kuris buvo svarbus ministro pasisakyme. Toks didelis elektros kiekis pirmiausia griaus mūsų pastangas vystyti savo energetiką. Taip, ši pastaba apie savos energetikos vystymą. Per labai trumpą šio ministro ministravimą, per tą ne visai 100 Dainiaus Kreivio darbo dienų, buvo atšaukti visi, pasikartosiu, visi Lietuvoje suplanuoti sausumos vėjo jėgainių skatinimo aukcionai. Taip pat bent 2 metams, be jokios geros priežasties, iš šių metų į 2023 buvo nukeltas konkursas vėjo jėgainių vystytojų jūroje atrinkti. Tai yra, su nauju ministru nutrūko daugiau nei 1 gigavato galios vietinės elektros gamybos iš vėjo vystymas. Šiuo metu Lietuvoje turime kiek daugiau nei trečdalį to. 1,1 gigavatas yra visų veikiančių elektrėnų elektrinės įrenginių galia. Tad politiškai patrauklūs šūkiai be pagrindo ir veiksmai priešingi kalboms. Man atrodo, kad būtent taip skamba populizmas, kai jisai sklinda iš energetikos ministerijos. Kiek neramu, kad ant to pasimovė ne tik, galima manyti, dalis rinkėjų, bet ir visi šalies vadovai. Tai tiek. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.